Na, tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio, ir rodau, kiekgi pavyko man padaryti šitame darbe nesvarumas ir ką aš pajudinau. Tai nuo pirmadienio, aš pirmadienį jums rodžiau, tai buvau čia va tiek padariusi iki čia, o dabar dar pajudinau va taip va per vieną dieną. Ir padariau, kiek ten reikėjo kryželių, būtent burtų kritime, kur reikėjo 1300, tai man reikėjo 2600 padaryti. Tai džiaugiuosi, kad pajudinau šitą darbą, nes jau jisai buvo senokai judintas ir man išryškėjo dabar va čia dviračio ratas dviračio eina, čia to mažo ratuko pradžia ir va čia jau fonas, tai yra lengviau siuvinėti, nes yra daugiau tų dygsnelių. Tai tikrai džiaugiuosi, man patinka šitas darbas. Aišku, truputį, kaip mato, čia pasidariau vėl daug siūlų, nes kartais atrodo paprasčiau yra išvesti siūlą į viršų ir užsiuvinėti ir tada jį nukirpti, nes kai bandau daryti mikro kaip čia pasakyti, užtvirtinimus mikro va čia tarptų langelių, tai man kartais išlenda tas siūliukas ir tada negražiai gaunasi. O vartyti kiekvieną kartą tą darbą irgi laikas eina ir nepatogu paprasčiausiai. Tai už tai dabar pasidarau taip. Aišku, kai jau pasirodo, kad čia jau per daug visko, tai tada jau aš jų mažinu. Arba jeigu būna, sakykime, kai siuvinėju nuo mažiausio skaičiaus iki didžiausio dygsnelio, tai būna, pavyzdžiui, vienas koks nors va čia va, tuščiam plote parodysiu, vienas koks nors dygsnelis jeigu būna, nu tai tada aš tą vieną vis tiek užtvirtinu tuo mikro dygsneliu, nes nėra kur iškišti ir blogoje pusėje, arba galima, aišku, palikti išvedusi į išorę. Nu, vienu žodžiu, visokių eksperimentus darau, visai bandau ir štai vaizdelis toksai, čia kojos fragmentas yra, čia jau, kaip sakiau, dviračio ir tikrai smagu, kad pajudinau šį mėnesį ir tikiuosi, kad jį pajudinsiu ir kitą mėnesį, kadangi, kaip sakiau, pradėsiu naują žaidimą. Na ką, dabar parodau, kasgi man dar pavyko padaryti. Na, o čia matote prieš save jau bingo lentelę ir kaip matot, va čia aš jau padariau vieną eilutę, pabaigiau ir turiu vieną bingo. Tai su darbu šituo, reiškia, šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 24. Ir šiandien padariau šitą, pabaigiau kryželius ir su tuo aš pabaigiau savo šitų batų visus kryželius. Štai, tada visi kryželiai jau padaryti, visiškai visi. Tiesa, čia matote, yra kraštas, tai truputį vis dėlto šitos medžiagos man trūko. Tai čia kelių kryželių nepadariau žolėje, bet tai nelabai man čia matosi, visai viskas čia gerai, dar pasidarys backstitchus ir bus visai, aš manau, neblogai. Nes ko gero truputį apsiskaičiavau ir va čia va, tiksliau, taip, apsiskaičiavau ir tiksliau, nu čia vienas langelis tik tai prisideda, bet kaip čia pasakyti, nu tas medžiagos lapas šitos tripsančios kanvos, kurią aš turėjau, atrodė, kad turėtų užtekti batams, aš pasižiūrėjau ir skaičiavau, atrodė, kad taip turi būti. Viskas gerai. Bet čia trūko vis dėlto vieno ar dviejų kryželių iš kraštelio, nu tai čia nieko baisaus, aš manau. Bendrai man tikrai patinka vaizdas, kryželiai padaryti, dabar eisiu daryti backstitchą ir pasiėmiau bingo va šitas dvi užduotis, tai yra fotografija 400, kadangi aš neturiu, tai bus 800 ir apatinis trikotažas irgi bauda bus 600 kryželių. Tai dabar jau kažkiek padariau kryželių su tikrų kryželių, o dabar eisiu backstitchų daryti. Nu jau tikrai, manau, šią savaitę aš pabaigsiu šitos batukus. Aišku, bekas tai yra darbo, yra ką veikti, nes čia tikrai jo daug. Palyginus va šitą batą ir šitą, kaip matote, čia visai toksai išblukęs ir toks neišvaizdus, o va čia atsiranda
tas tinklelis atsiranda, sportbačio visi fragmentai, šniureliai ir visai kitaip pasirodo batas. Na ką, einu siuvinėti ir įsijungsiu, parodysiu po kelių dienų turbūt, kaip man sekėsi pabaigti šitą darbą ir pagaliau aš jį pabaigsiu, jau matosi finišo tiesioji. Na ką, tai iki kito įsijungimo. Valio, baigiau pagaliau batus. Tai va dabar parodau, kaip atrodo, nuėmiau nuo lankelio, viskas, pagaliau baigiau. Aišku, čia truputį blizga tas medžiaga, bet štai arčiau pritraukiu, va. Viskas padaryta ir backstitches ir viskas. Valio. Tai dabar einu skalbti, tirpinti šitos kanvos ir tuoj jum už minutės, o man jau turbūt vakare, parodysiu, kaip atrodo be šitos medžiagos, nes vaizdas turėtų būti visiškai kitoks. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau baigiau ir daugiau papasakosiu jau, kai bus visiškai darbas pabaigtas. Iki. Viskas padariau. Dabar rodau jums biškį prieš langą, gal tamsoka, valio. Neišpasakytas džiaugsmas, žinokit, tikrai padariau, štai pakabinau dabar tą švarką ant pakabos, kad truputį jų matytųsi. Ir štai tiek užima jisai tas piešinys ploto. Ir labai man patinka, labai džiaugiuosi, pagaliau padariau ir pasižiūrėjau į sagą, tai užtrukau mėnesį su keliom dienom. Tai čia pagal datas, o vat kiek dienų iš viso siuvinėjau, geras. Einu atsinešiu sagą, pasiskaičiuosiu, kiek iš viso dienų siuvinėta, nes ten yra nuo pradėta Liepos 24, bet aš tikrai ne visas dienas siuvinėjau, tikrai buvo tokių tarpelių. Tai dar pasižiūrėkim ir aš dabar dar papasakosiu, gal paskui atsinešiu. Ką galiu pasakyti, tikrai darbo daug darbo tikrai ir smagu buvo siuvinėti, kaip pasakyti, kryželius labai smagu buvo siuvinėti ir čia po vieną siūlą, kur yra, ir tai pagalvojau, netgi reiks kada pabandyti kokį nors darbą, gal su vienu siūlu išsiuvinėti. Įdomu, turėtų irgi švelniai gautis ir gražiai. Bet backstitcho čia tai tikrai labai daug, va čia tuose batuose, ne, čia vat ir baltų siūlų, ir čia juodų visus šniurelius, va šitos reikėjo. Nes kaip matėte anksčiau, gal atsimenat, prieš tai video, kai šniureliai buvo be backstitcho, tai tokie išplaukė, viskas toks neryško, o čia iškart paryškėjo ir tie apvadai, va sportbačių šitie, ne, yra ir žolytė, va čia žiūrėkit, irgi dar truputį čia šešėlis eina nuo kažko. Žolytė, va pradžioje aš apvedžiojau juodų siūlų, o paskui baltų siūlų. Ir aš galvoju, kam tas baltas siūlas yra apvedžioti, bet žinokit, tikrai išryškėja. Čia vat kažkaip per kamerą taip nepersiduoda, bet tikrai žolė daug labiau išryškėja, negu būtų vien tik su juodu siūlu. Ir va, ir labai smagu, ir pagaliau išsiuvinėjau ir galėsiu išsiųsti dukrytei savo į jos gyvenamą vietą ir galės džiaugtis ir nešioti tą švarką. Na va, dar tą schemą, kai nusipirkau, tai galvojau, gal ant tašės kokios siuvinėti, irgi turėtų tikti visai ir ant tašės. Bet dabar tikrai nenorėčiau dabar kartoti, nebent po kurio laiko, tai sakiau, išsisaugosiu tą elektroninę schemą, kad turėčiau. Ir tada, jeigu ateis koks noras, tai galėsiu vėliau kažkur užsiuvinėti dar ant tašės ar dar kur nors. Tai toks rezultatas, pagaliau aš jį baigiau, kankinau. Pati nesikankinau, bet aš jį kankinau, tiesiog norėjau kuo greičiau užsiuvinėti. Aišku, jeigu neskubant, tai čia galima išsiuvinėti ramiai. Gaila, kad kiti darbai sustojo, bet viskas, dabar šitą pabaigiau, tai imsiu dabar kitus darbus. Tai ką, einu atsinešiu sagą ir tiksliai paskaičiuosiu, kiekgi čia tų gavosi iš viso dienų grinai, ne mėnesis, nes sakau, pradėjau Liepos 24, o šiandien yra pirmadienis Liepos 28. Rugpjūčio 28. Tai
Tai va tokie sporbačiukai. Ai, dar tiesa noriu parodyti kitą pusę. Tai aš kitoj pusėje, palaukit, apversiu, nes čia pakabinau ant pakabos, kad geriau atrodytų. Kitoj pusėje užklijavau va tokį juodą klijuojamą flizeliną, va. Nes buvo baltas, pagalvojau, juodas geriau, net taip kris į akis. Tiesiog uždengiau visą šitą siuvinį, kad čia nesimatytų, ar kada nusirengs, kad nesimatytų tų visų siūlų, galiukų, mazgelių ir taip toliau. Ir labai apsidžiaugiau, kad yra juodas, pasirodo, flizelinas, ne tik baltas. Ir jisai toks plonytis, nors man dar vieną tokį davė kitokį, tokį standų tokį, bet pagalvojau, kad čia ir taip standžiai gavosi, tai tokį užklijavau. Tai štai tiek su šituo švarku ir dabar tuoj grįšiu. Tai dar noriu parodyti, aš jums va kaip turėjo būti tie batukai. Ir jie turėjo tokį, medžiaga buvo įdėta tokia smėlinė biški aida ir čia yra 14. Ir kaip gavosi. Kaip čia jums parodyti, va. Tai aš manau, kad vis dėlto ant tamsios medžiagos tie kedai jie tikrai geriau atrodo negu ant šviesios. Nes vis dėlto išryškina labiau tą jų, juos pačius išryškina, aš taip galvoju, o gal ne. Parašykit man komentarą, kaip jums atrodo. Ar ant tamsios geriau, ar ant tos, kur yra prie šitą nuotrauką. Labai įdomu būtų sužinoti. Tai va, ir dabar atsinešiau sagą ir pasižiūrėjau, kad ten yra, iš viso siuvinėjau, tuoj parodysiu, iš viso siuvinėjau 25 dienas iš viso, ir čia yra kryželių 9051, o backstitch'o yra 4356. Tai vos ne per pusę yra backstitch'o, aš tai sakau labai daug. Ir su šito darbu aš padariau dar šitą ir šitą. Tai yra apatinis trikotažas buvo bauda ir fotografiją dariau irgi baudą, tiesiog kadangi vis tiek siuvinėjau, tai galvoju reikia. Ir gavosi dar vienas bingo šį mėnesį, antra binga. Ir ką aš toliau imsiu, dabar liko dar viena mano darbas, vis įsivarau save į kampą, tai yra šitas darbelis. Tai čia nedaug darbo, man atrodo, yra. Nes čia backstitch'u esu padarius dalį, čia tik tai nesu. Ir gavau jau 3 dalį schemos, bet kadangi labai forsavau tos sporbačius, tai nieko su šito darbu nedariau. Tai čia yra avantūra arba iššūkis. Ir kaip čia priminsiu, kad kai siuvinėjom, pradžiai gavom va tiek va, kažkiek, man atrodo, dalį schemos per pusę. Dalį schemos gavom, reikėjo išsiuvinėti, kai išsiuvinėjom, tada gavom antrą dalį ir dabar jau 3 dalį aš turiu. Tai va reikia įsikelti į sagą ir toliau siuvinėti. Ir šitas darbas, kaip suprantu, reikia padaryti iki pabaigos. Man šiandien Liepa kažkodėl. Iki pabaigos, tai šiandien yra pirmadienis, tai aš turiu šiandien, rytoj 1, 2, 3, 4 dienas turiu. Aš manau, suspėsiu, nes čia, man atrodo, nedaug liko. O gal, nespėsiu, tai nespėsiu, ką darysi. Ir dabar aš galvoju, čia va reikia pasižiūrėti, ką aš čia galiu. Tai va, kadangi 2 bingo turiu, tai galiu bet kurį imti langelį dabar. Nežinau, dėl to, kad pagal temą man čia nelabai kas tinka. Nelabai kas tinka, nes, kažkaip jo, pasižiūrėjau, tai nelabai. Tai vienu žodžiu, pasižiūrėsiu bet kurį langelį, išsirinksiu ir tada, jeigu netinka tema, reiškia bus dviguba norma ir toliau siuvinėsiu. Dviguba norma, dar pažiūrėsiu, kiek ten tų kryželių liko. Ir primenu, kad čia siuvinėjau ne ant aidos, ant lino, dabar neatsimenu tiksliai pavadinimo ir man visai patiko ant jo siuvinėti ir kažkaip, smagiai siuvinėjasi. Tai va reiks prisiminti, jau įsidėjau į lankelį, reikės čia užsilenkti, kad jisai, kadangi ta medžiaga truputį jinai irsta, aš jos neapsiulėjau, tai aš ją va taip va užvinioju, užsegu ir tada labai gerai nieks nesitampo. Tai štai tiek darbelių šią savaitę padariau ir dabar jau prasidės kita savaitė šiandien, taip, ką aš žinau, kaip man seksis kitą savaitę, nežinau.
Tai žiūrėsim, kaip seksis ir planuoju jau nuo kito pirmadienio pradėti savo tą naują žaidimą, kur sakiau, savo visų darbų ruletę, kur išsuksiu viską ir papasakosiu. Ir jeigu yra norinčių, kiek žinau, viena norinti yra siuvinėti kartu su manim su ta ruletė žaisti, tai aš tada padarysiu turbūt tiesiog numeriukus prie darbų, o jūs patys pasiskirstysi darbus, kokius norite, pagal numeriukus tiesiog, nes dabar dar nežinau tiksliai kiek tų darbų. Tai galėsit susižymėti patys savo numeriukais darbus, o mano bus ir numeriukas ant darbo, ir ne pavadinimas, o vaizdelis. Tai ką, tai tiek. Rašykit komentarus, labai smagu juos gauti, smagu atsakinėti. Parašykit, kaip dėl to švarko jums atrodo, ar geriau ant šviesaus būtų batai tokie, ar geriau ant tamsaus atrodo. Nežinau daugiau ką pasakyti. Gerai, viskas tiek šį kartą. Ate. Lauksiu jūsų komentarų. Iki.